pasirinkom šūkį peržengti Rubikoną, neatsiklaupti prieš Fortumą. Rubikonas tai senasis Zuoko ir jo verslo grupės IKOR pavadinimas, o Fortumas tai Zuoko pagrindinio oponentų Tėvynės sąjungos ir Liberalų sąjūdžio proteguojama analogiška verslo grupė. Ir kodėl pasirinkom tokį pavadinimą? Jis atspindi mūsų Lietuvos sąrašo partijos pagrindinį siekį, tai sugrąžinti žmonėm tai, ką nesąžiningi politikai iš jų atėmė. Kaip yra per prezidentinę kampaniją, aš minėjau šitą siekį sugrąžinti valstybę žmonėm, taip ir savivaldybėse dėja tas pats procesas yra įvykdytas. Aš pirmiausia turiu omeny šilumos ūkį. Iš esmės tiek Lietuvos, tiek Vilniaus savivaldybės politikai nesąžiningai elgesi, jie nepasakoja Vilniečiams ir Lietuvos gyventojams, kad Skandinavijoje ar Vokietijoje tokių komunalinio ūkio tvarkymo pavyzdžių nėra. Tenais tvarko viešosios įstaigos, kurios nesiekia pelno. Ten nėra tarpininkų arba tose schemose neatsiranda privatus komunalinių paslaugų teikėjai, kuriems tenka visas pelnas, o visos išlaidos tenka miestiečiam. Todėl mes programoje siūlome įkurti viešą įstaigą, kuri administruotų visą komunalinį ūkį, pradedant šilumos ūkiu. Dar grįžtant prie šūkio ir centrinės Lietuvos institucijų Seimo nariai taip pat nesąžiningai elgesi. Jie aiškina, kad jeigu jie laimės prieš Zuoką, aš turiu omeny Liberalų sąjūdį ir Tėvynės sąjungą, jie taikys Kauno ir Klaipėdos pavyzdžius dėl šilumos ūkio. Bet jie nepasako visos tiesos, jie nepasako, kad dėja tiek Kaune, tiek Klaipėdai šilumos kaina nėra žemiausia. Jis yra žemiausia Šiauliuose. Ir kodėl Šiauliuose žemiausia, o Kaune ir Klaipėdai yra aukštesnė? Todėl, kad tose schemose Kaune ir Klaipėdai naudojame nesąžiningi būdai, kur įvedami kiti analogiški Rubikonui, IKORui verslo subjektai, verslo darytojai, tokie kaip Fortumas ir kiti privatų šilumos tiekėjai. Tuo tarpu Šiauliai vienintelis Lietuvos miestas, vienintelė savivaldybė, kur visiškai atsitiktinai susiklostė tokia politikų koalicija, kad vis dėlto jam pavyko visą šilumos ūkį perimti savivaldybės rankas, todėl ten kaina yra žemiausia. Taigi, jeigu mes laimėsim Vilniaus savivaldybė rinkimus, mes įvesim skandinavišką, vokišką Šiaulių modelį. Lygiai analogija būtų ir su kitom komunaliniam paslaugom. Taigi, pagrindinis principas šiuo atveju būtų nepelno siekianti įstaiga ir skaidrus valdymas, nes dabar miestiečiai yra nuo šitų visų sprendimų nustumti, nors vietos savivaldos įstatymė yra didžiulis skirsnis reglamentuojantis tokį dalyką kaip apklausos gyventojų. Ne viena Lietuvos savivaldybė šito apklausų nenaudoja, o jų galėjo prieš, pavyzdžiui, sudarant sutartį su Dalkija Vilniaus savivaldybė tai padaryti. Tai jeigu mes laimėsim, mes šitas apklausas naudosime, tarsime su miestiečiais visais svarbiausiais klausimais. Dėl antrosios Lietuvos, apie kurią vienas garsus publicistas svajoja, kad antroji Lietuva išmirs arba išvažiuos. Tai Vilniuje turbūt geriausiai atsiskleidžia antrosios politikų elgesys su antraja Lietuva. Aš turiu omeny su žmonėm, kurie yra socialiai atskirti, kurie nemoka gyventi, nesugeba dėl kokių nors priežasčių prisitaikyti prie dabartinės situacijos, kurie patiria skurdą, kurie klimpsta alkoholizmo, lošimų priklausomybės liūną, kurie yra neįgalus ir panašiai, arba kurie gauna pernelyg mažą pensiją ir jiem nebeužtenka tų pinigų netgi maistui. Tai Vilniuje yra šita prasme geriausias pavyzdys, kokią valstybė ir savivaldybės taryba teikia paslaugą šitiem žmonėm. Jie sukuria tankiausią Europoje alkoholio parduotuvių tinklą, tankiausią greitųjų kreditų, visą parą veikiančių lombardų, patį plačiausią lošimo aparatų tinklą. Ir žmonės, jeigu jam trūksta pinigų, prisiskolina, prisiperka alkoholio ir prasilošia. Tai čia taip Lietuva ir Vilniaus savivaldybė teikia tokią paslaugą šitiem žmonėm, kuriem Vokietijoje ar Skandinavijoje yra socialinės rūpybos departamentas teikia priešingas paslaugas. Tai yra gydo jos nuo alkoholizmo, globoja, suteikia jam darbo vietas ir beje tos darbo vietos suteikiamos savivaldybės kontroliuojamose komunalinėse įmonėse. Tai šiuo atveju Lietuvos ir Vilniaus politikai ir dabartiniai kandidatai į merus ir dabartinis meras elgesi nesąžiningai, nes jie nepasako, kad vis dėlto ta demokratija, europinė demokratija, nieko bendro su tuo, kas yra Lietuvoje realizuota ir Vilniaus savivaldybėje realizuota, nieko bendro neturi. Tai šitos tikslus bandysim
pasiekti kartu su inteligentais, kartu su kūrybingais žmonėm. Jų koncentracija Vilniuje yra pati didžiausia ir aš drįšiu pavadinti šitą sąrašą daktarų sąrašu, nes joje yra beveik 10 mokslo daktarų. Tai kai kurie politologai tiesiai šviesiai sako, kad Lietuvos politikų problema yra tai, kad valdo trejetukininkai. Turiuomenį žmonės, kurie mokyklose ir aukštosiuose gaudavo žemiausius pažymius. Vis dėlto Lietuva ir Vilnių ir kitus miestus savivaldybės turėtų valdyti penketukininkai senąją sistemą arba dešimtukininkai dabartinę sistemą. Tai toks tikslas yra, toks kandidatų sąrašas yra teikiamas ir mes tikimės, kad mes įveiksime oponentus ir sukursime tikrą europinę, skandinavišką, vokišką demokratiją, o ne tą pseudodemokratiją, kuri šiuo metu egzistuoja Lietuvoje ir Vilniaus mieste.